krevečių rūšiavimo diena, nes pasigavau snarglių, sukilo temperatūra, niekur nei nusėdžiu namuose, pilnas lėkštas krevečių. Pradedu nuo paprasčiausio dalyką. Žiūrėkit, mano pirštas yra 2 cm plotis, grubiai. Ir va, pilnai suaugusi patelė, jau neršusi ne vieną kartą. Yra piršto dydžio 22, max 24 mm. Tai bet kokiam barbusui į snukį tilps ir suvalgys, bus pietus. Tai yra neokaridina. Neaišku kokia, heteropoda David ir kas bebūtų. Šokolad, Blood Mary linija. Linijos skiriasi, mes nežinom, ką komersantai mums padavė. Bet pagal Blood Mary, kuri išvesta iš šokolad linijos, aš tiksliai matau pagal 3 parametrus. Pirma, nėra linijos zebro per nugarą, kuri yra ant sakurų. Antra, yra trumpas rostrumas, kai pas sakurą pas čerė linija yra ilgas. Ir trečia, yra melsvas atspalvis, kurio neturi čeriai. Ir iš tamsiai raudonų galima išvesti bordo. Ir tai yra mano 7 metų rezultatas. Ta krevetė yra antiek tamsi raudona, kad yra bordo. Dabar taip. Kodėl aš laikau savo krevetės gerom, net jeigu spalva maža? Žmonės sako, aš noriu tavo krevečių, bet brangu. Nu tai imk 3. Ne, aš noriu 20, bet parduok man pigiai. Nu neparduosiu, yra pigių krevečių. Aš nesiūsiu bet 20 eurų. Nu tai per 4 po 5 eurus. Ir rinkis. Nori daug, mokėk kainą. Kodėl? Kas nusako krevetės kokybę? Nes spalva pirmiausiai. Spalva yra 5 vietoj. 5. 1 vietoj yra sveikata. Ar šita krevetė turi ligų? Ar šita krevetė serga? Ar turi parazitų? Aš savo akvariumą turėjau tiek skrutičelas, tiek muskular nekrozis, kuris kyla neaišku nuo ko. Ir išlenda streso atveju, kai krevetė pabalo ir miršta. Tiek turėjau planarijų, žinau, kas turėjo hidrų ir taip toliau, taip toliau. Tai fizinė sveikata. Šiandien aš esu išmetęs per tuos 10 metų, kai turiu krevetes, aš esu išmetęs 100 jų. Realiai 100. Su muskular nekrozis aš rinkdau. Vienu metu man iš 100 krevečių akvariume liko 2, visas kitas išmečiau. Liko 2 sveikas. Suprantat? 1 prie 200 santykis. Tada dumblis, žarnyne plaukiantis. Tada planarijos. Tada parsinešiau augalą. Vieną augaliuką. Paleidau į krevetynus. Neleidau į augalinę akvariumą. Labai norėjau tą augaliuką. Paleidau krevetynuose, pasižiūrėti, kas bus. Ir pasigavau skrutičelą. Ir begydydam skrutičelą, sunoplanarija, išgijo labai lengvai. Aš išnaikinau vėl visur sraiges, vėl sutriko filtravimai ir taip toliau. Ir šiandien mano akvariumuose, o žinot, ką reiškia 18 akvariumų? Perinkti kiekvieną krevetę ir įsitikinti, kad ji nebenešioja jokio parazito, padaryti jiems restartus ir visą kitą. Yra reikalų. Pirmas dalykas yra sveikata. Antras dalykas yra apsigimimai ir nešiojami parazitai. Krevetės gali žarnynį nešioti dumblį, krevetės gali nešioti žuvims pavojingas ligas ir taip toliau. Jeigu jūs ir netgi žmogui, jeigu jūs norit sužinoti apie krevečių ligas, nueikit į verslininkų asociacijas, kurie augina maistinės krevetės, kur yra milijoniniai verslai. Ir pasižiūrėkit, kiek ligų ir problemų ten yra. Pasižiūrėkit. Visas tos ligas galioja ir dekoratyvinėms, mažoms. Jos yra krevetės, tik mažos. Visas vėžiagių ligas yra galiojančias krevetėm, iš esmės. Tai pirmas punktas, aš žinau, mano krevetės nesirga. Antras punktas, mano krevetės neperneš į jūsų akvariumą dumblių, parazitų, planarijų, hidrų ir taip toliau, žuvų ligų. Krevetė gali nesirti, bet nešioti žuvų ligų užkratus. Ir šito iš manęs jūs negausit.
Trečias dalykas yra genetinis apsigimimas. Norint turėti vieną gerą liniją išlaikyti ilgą laiką, reikia mažiausiai 4 akvariumų. Mano nuomonė. Vienam akvariume gali laikyti vieną liniją kurį laiką, bet paskui šeimos pritrūks ir apsigims. Didžiuliam akvariume galbūt gali, kur patinėliai ir patelės maišosi, bet paskui reikės kraujo injekcijas. Trumpam gali laikyti vienam akvariume, paskui turi padalinti, turi turėti kelias šeimas, kurias vėl po kiek laiką suleisi, nes prasidės deformacijas dėl apsigimimų, dėl siauros linijos. Dėl to vienam akvariume turėti vieną liniją geros kokybės, kitam kitą spalvą ir taip toliau yra neįmanoma. Neįmanoma. Nes atspalvius aš galiu sugraduoti kokį 50 žingsnių. Tų, kurio šiandien turiu, o gal 500. Čia biški koja skiriasi, čia biški antena skiriasi, suprantat? Aš laikiau ir po porą patinėlį ir patelį vienam akvariume. Kol išnerša gerai, bet negali jų ilgai taip laikyti. Paskui reikia kraują pamaišyti. Tai čia trečia problema. Jeigu tos krevetės ilgai buvo nemaišytos krauju, jos pradės apsigimti. Ketvirta problema. Ar tos krevetės nebuvo sumaišytas su kitos spalvos linija kažkur ir kažkada? Aš negaliu pasakyti, kad iki manęs tos krevetės nebuvo sumaišytas. Negaliu. Negaliu genetiškai patikrinti, kokios tos krevetės. Bet galiu pasakyti, kad pas manęs per 10 metų, blūdmerė aš turiu 7 turbūt, jos nebuvo sumaišytos su kita linija. Ir jeigu pasitaiko kur nors vis dar vienas mažai spalvotas mailiukas, aš jį iš karto utilizuoju pabrėžt faršų. Dėl to labai geros rūšies krevetė, kur 10 metų renkama linija, vokiečius kainuoja 60 eurų vieną. Atrodyti visos gali raudonai. Bet tu turi žinoti, iš ko perki ir kiek laiką ta linija rūšiuojama. Tai va čia ketvirta problema. Ir penkta problema jau yra spalvos rinkimas. Kiek jis buvo atidus. Kiek buvo ta spalva sumaišyta su ta spalva, damaišyta kitos spalvos. Kiek ta mėlyna buvo ryški ir į ką nuėjo. Kiek raudona buvo sodri ir į ką nuėjo. Tai kiekvieną krevetę gali įvertinti 1000 parametrų minimum. Ir kai pasiimi indelį, prasistresuoji krevetes, pasigauni arbatą sėteliu, kiekvieną patinėlį. Jeigu pagausi. Jo, ir filmuoti ir pagauti nėra lengva. Pasiimi ir kuris man iššoka pas mailių. Spraigo jos gerai. Pasiimi kiekvieną krevetę, kurią nori dauginti. Apžiūri iš labai arti. Ir žinai, gerai, šitą aš leisiu su ta mergaitė. Vo tada žinai, kokias spalvas kur yra. Ir to dar žiūri per 2-3 linijas, kas susifiksuos. Dėl to žmogus sako, aš noriu tavo gerų krevečių. Bet nenori mokėti. Nupirk 3. Pigių krevečių rinko yra kiek nori. Ir nebūtinai mano yra geresnis. Gal jos yra geresnis. Čia jau jūs vertinkite. Bet aš nesiruošiu savo krevečių, už kurias užsienį gaunu 5 kartus daugiau negu Lietuvoje, duoti pigiai. Nes, mūsų rinka maža, bet paštas veikia. Kol dar veikia. O šiandien mano didžiajame akvariume trūksta krevečių. Tokių paprastų sanitarų, kurio, sakykim, po vieną pinigą. Aš norėčiau turėti 3000 šiandien. Turiu porą šimtų. Tai po naujų metų gal aš jų turėsiu daug pardavimui. Tokių tiesiog raudoną krevetę. Nes man jų trūksta pagal augalų kiekį, kad augalai būtų švariai nurinkti. Va taip. Rūšiuoju toliau.